Labas vakaras, gerbiami žiūrovai, mes įvi pas mus. Nežiovaukit ten. Žinokit, žiovaudams vyras rodo savo nekultūringumą. O žiovaudama moteris rodo savo galimybės. Bairis neblogas, ne? Malonu visus matyti tiesioginiame etery. Gerai, kai mūsų neskiria tas ekranas stikliukas. Matai, Jėzus gražis, įdegę mergus, tamsoja akis blizga, dėdų visų akis išsprogia raudonas nuo alaus. Nu ką norėt, perkūnais vasarą praeina. Lerūpų žebiški pašukinėjau, suprakaitavau, Jėzus Marija. Kažkas daro su Lietuvos klimatu, visiškas klimaksas klimatui. Supranti, perkūnais tas šiltname efektas. Ir dar su kramplininiu kostiumu. Jėzus Marija, aš jų prasmirsi per vakarą. Gerai, užsidėjau šeimininką kelnę, žinok. Nu, istorija tokia, man šinšylas pakeliui iki Palangą apmyža kelnes. Nu, nematau, čia nieka juokinga. Sarėse pasiėmiau galų mažutį, pasidėsiu ant kelių. Pakeliui nupirkau šitų čipsų, pistacijų. Galvoju, pavalgys pelė. Ne, Grigiškise iššoka, nubėga už kampą, nusipirka 2 kanistrus alaus, viską išgėrė ir prikryškalnę apmyža kelnes, man, supranti, na. Užmyga gyvulys, pelė. Bandžiau kelnes į valyklą priduoti, nepriimu, saka, sirupas. Aš nesuprantu, kaip galim mauktalų iš sirupo. Statuolę norėjau palikti kaip suvenyrą, žinai. Saka, nereikia mums pas mus pelių yra. Naudodamasis tiesioginę eterio progą, aš noriu perduoti linkėjimus radijo mazgui puikioji, kad taras dabar yra NATO karinėse pratybose Madagaskare, ansambliui Rūdų Mūdų Dūdų, Tridų, kurie dabar koncertuoja Zapiškio baladėse. Rytoj važiuoja į Cinkiškį, labai atsakingas koncertas. Taip pat diktoršai, kurie dabar sėž Giruliuose, įmoka vaikų kažkokiaus fašistiniais savo metodais. Atvažiavom mes keturiese, pasakysiu iš karto, pagrindinis, tai čia esu aš. Atvažiavo Dianas, iš karto nubėga nuo pat ryto į nudistų pliažą. Aš dabar su juo nuėjęs, Jėzus ten tokia mergama patiko labai. Jėzus, nudystai žinotgi visi kur. Be nieko, aš prieinu prie jo, sako, mergaitė, ką jūs žinotumėt, kaip man patinkat. Sako, ką žinot, aš matau. Rūpužės įsigėdau, išėjau. Šinšylas atvažiavo, miega dabar, pavarga Rūpužė per dieną, aš iki pasiėmiau. Ant pavadėlę nusivežiau prie Palangos tiltą, pasisudinau ant peties ir fotografavome, žinok. 15 litų už nuotrauką, Rūpužė tiek babkių uždirbom, kiek per metus neuždirbam. Šeiminikui nereiks sakyti, atims babkes. Nesvarba, paskui, žinok, žiūriu jo pavarga, žinok, nebe tas, pradėjo mykt Rūpužė. Ne mykt, o mykti. Mykis sėdžia ant peties, mykis, sako, kokį kakų, dirbti reikės. Nusivežiau paskui, einam, sakau, į Sabonę viešbutį, papietausim. Sakau, pasidinau ant taburetės mažutį, sakau, ką valgysi, pelėto, ką rysi, atsibusk. Saka, noriu balandėlio. Simanė, kiaulė, bananų vidury žiemos. Šis Sabonė viešbutį, saka, mes jam padarysim. Jisai pas mus populiaras. Įsivaizduoja, suryja vieną balandėlį, suryja antrą. Suryja kopustus nuo trečią, į mėsą iš ketvirtą. Į penktą jau nebegali žiūrėti. Paprašė, kad atneštų daug smetonos, visą penktą padengė smetoną, kad nematytų, irgi suryja. Paskui suryja pavaikščiais 6. Pasirodė, kad suryja 7, grįžo suryja 6. Aš tai užsisakiau lietuvišką patiekalą kibinų. Bučiburėkų nebuvo. Visas į pliažągi išnešite. Valgau, žinok, jau taip pasiruošiu, žinok, kas tokia seilė jau trykšta, žinai, staiga per petį kažkas tik tai pasisuku. Jėzus Marija, koks baisus.
Stovi toks, žinai, kai spinta, Maklaudas toks su Dobermano ausim, toksai, žinai, toks ekskavatoriaus į mamutą hybridas. Rūpužė lenciūgas ant kaklo, žinau, auksinis toks partris pirštus eina. Žinai, kryžius ant kryžiaus, kaip priklauso gimnastas, kabo, žinai, viskas tvarko, žinai, čia lenciūgų, laikrodžių, telefono, batai paauksuoti. Sako, aš jas pažinau. Pirmą kartą gyvą matau, sakau, galim pagalvoti, ką prieš tai matei mane mirusi. Šį gerą bairį, kai dėjo. Tai tas supyka, stovi išsprogusi akim, nieko nesupranta, žinai. Matas iš nosis buvęs boksininkas, žinai. Nesvarba, žinai, sakau, ačiū, mes nebėdami, mes patys pavalgysim. Įsivaizduoji, nusprendė jis mat keršyti. Ko aš atsisakiau? Nuėjo prie staliuką, pasikvietė padavėją. Sako, padavėjas, į ką mes iš inšylų girdėtume. Nu, tau nesimata tas po stalo sėdint. Jėzus, kaip nervuoju, aš negaliu, aš jau užmušiu. Tokias kelnes apmyšt, nu. Jėzus lelijava kostiumą, nu. Čiagi yra Cololo vestuvinis kostiumas, nu. Cololo, čia jo tokia pavardė, jisai graikas, nu, papierkūnais. Matai, koks plūnutis buvo, kai aš. Dabar ką ant gerą maistą, žinai, ko nepriėsi. Viską ryjam, geriam, kas dega, išskyrus anglis į malkas. Va. Nesvarba, sakau, mes nevalgys, nes tas sako, tu man garsonas, mal atseit padavėjau, atnešk man šaltų, taip už kokį 100 baksų. Jo, pek mat galvoju, čia dabar. Atnešk ikros raudonos 100 baksų, juodos 100 baksų, vėžlės ribos man 100 baksų. Saka, neturim vėžlę. Ne mano reikals, važiuok į Kauną, atvežk į zoologijos sodą, iš terariumą, leptariumą, iš kur nori. Paimk 100 baksų. Nu, ko nepadarysi, 100 baksų sėda ant mopedo, nuvažiavo į Kauną, žinai. Nežinau, grįžo, nespėjom tada pamatyti, žinai, išlikim. Paskui atnešk man antrą kukišą, šlyką tokį, žinai, su žemaitiškais blynais, spirgais, su svogūnais, elajum, taip už 100 baksų. Įduok man degtinės, alaus, krūpniką, šaltrezą, viską į vieną taurę supilk, taip už 100 baksų. Supranti, suryja viską, išskyrus vėžlės sriubą, nežinau, ką ją baigės. Suryja tą visą miksą, žinai, iš krištolinės vazos, su ledo, įsmyga snukiu ir raudonos ikros likučius. Da vienas tai irgi buvo tokių raudonų švarkų praeidinėje, per petį patapšnuoja, sako, Antanai, kaip gyvenimas, tas snukį pakėlė, sako, nusisekė. Supranti, ir čia tuo tarpu, žodžiu, ateini tokia purelė, žinai, kai rusai sako tokie zavsegdatai. Jau pastoviai iznočiusi tą vietą jie vaikšta, žino kur. Žinai, oficiantas naujas atbėgė, žinai, sako, apsėskit čia, prašau, sako, ne. Mes žinom, kur mes norim. Mes čia prie langą į savo vietą, kad tenisa kortai matytus. Kamuliuką, žinai. Bilim. Sėdi. Saka, berniukas atiek, aš matau, tu čia naujas, jo? Reiškia, nežinai, ką mes susakinėjom. Reiškia, Verutė, kai visada? Ta kai visada. Saka, berniukas, pasakyk virtuvėj, ten žinos. Tegu šefas iškepa mum 2 putpelės. A ne, Verutė? Aha. Ta saka, gerai, pala, da ne viskas. Verutė, kai visada? Kai visada. Reiškia, berniukas, pasakyk, ką virtuviai, šefas kožnai putpeliai po sparneliu padėtų po avokadą skiltelę išmirkytą raudonam Šato Durikirbinę 96 metų vintažas, kad būtų. Tu sako, kas? Vintažas prancūziškai yra derelius. 96 man tai geras derlius buvo Šato Durikur, sako, išmirkyta vinė, ir kad tas avokado gabaliukas būtų įviniotas į labai plonai paslaisuotą kiaulės šoninę.
apkepinta ispaniškam nerafinuotam alyvuogių aliejui. Sako, gerai, pasakysiu. Sako, pala, da ne viskas. Verutė, kai visada. Pasakyk dabar šefui, kad kožnai putpeliai į snapelį įdėtų pamarinuotą inžyrą. Ką tokį? Pasakyk, kad kožnai putpeliai į snapelį įdėtų pamarinuotą figą. Supratai? Čia yra tas pats sinonimas. Jaučias kultūrą, žinai, aš kai stebėjau. Žmonės inteligentiški. Matas, kai iš Kauno. Supranti? Jis sako, gerai, pasakyk, sako, pala, da ne viskas. Verutė, kai visada. Dabar klausyk, pagrindinis dalykas. Pasakyk šefot, kad kožnai putpeliai į analą įdėtų po labai gerai atšaldytą sviestą apvalų rutuliuką, partrintą su kardamonu, cinamonu ir krapais. Tu sako, nesupratau, kur sviestą įdėt. Pasakyk, kad kožnai putpeliai į šikną įdėtų sviestą. Ir čia, supranti, tuo pačiu momentu atsibundi tas Dobermanas, pakeli snukį iš ikros ir nesuprasdams, kur yra, sako, reikia ant visą sabonę viešbučią ir man sviestą į šikną už 100 baksų. Ačiū.